Turimės Lietuvoje dviejų rūšių aukšlės, tai yra srovinė aukšlė ir paprastoji aukšlė. Ir, man tai vaikystės žuvis, išeidavom visai dienai prie upės, maudydavomės, pažvejodavom. O dabar prisiminti bent porą kartų per metus aukšlių žvejybą labai patinka. Tuo pačiu dažnai, kai nenori dirbti dugninę, tai labai smagu tuo momentu pagaudyti aukšlės, porą keptuvių, tokių čipsiukų pasidaryti. Ir gaudyti aukšlę nėra sudėtinga. Aukšlė, jinai laikosi viršutinėme sluoksnėje, dažniausiai pagaunama yra per panašiai nuo vidurio į viršų. Ir kiek tas pagavimas priklauso nuo oro, kur jinai yra. Jeigu vėjas pučia į ežero pusę, tai aukšlės dažniausiai būna viršutinėme sluoksnėje, kadangi su vėju tenais visokiausi vabzdukai krenda ir jos medžioja ir tiesiog būna, kad verda vanduo. O dabar kaip tik vėjas iš tos pusės, tai aš manau, kad kažkur tai ties pusę vandeniu bus aukšlės. Kas svarbu, kad aukšlė jinai toks jau kaip ir plėšrūnas, kuris griebia. Tai dėl to reikia daryti labai didelį kabliuko ir švinelio atstumą. Čia jisai praktiškai kokie bus 60 cm. Ir masalas jisai lėtai skęs. Ir kad jį matyti, dar yra papildomas dar įdėtas švinukas. Komforto įranga labai svarbu. Pasidėti meškeriai. Taip pat dar vienas netoli yra. Taip pat padarykit, kad riešas kuo mažiau dirbtų, kuo mažiau jį pavargt. Aišku, sportinė meškerė visą laiką yra gera tuo, kad ji yra labai lengva. Taip, pirmoji neaukšlytė, kojytė. Labai patogu tai padėti meškerę. Žvejoti paprasčiausia ant musės lervos. Mažiukas kabliukas, kuo plonesnis ir kuo mažesnis. Ir užmetimas geriausiai yra taip. Tada masalas jisai krenta toliau į ežero pusę ir skęsta, dažniausiai jau žuviai geriausiai matoma trajektorija. Kadangi nėra jokių žiedelių, tai nėra kur ir painiotis valui, kabliukam kur įsikabinti. Labai paprasta ir smagi žvejyba. Aukšlės patogiausia žvejoti su sportinė meškerė. Dažniausiai jau iš karto būna ir paruoštas komplektėlis žvejybai. Tokia plūdė gali būti kiek labiau lašo formos plūdė, kabliukas mažiukas. Ir valo tiek, kad būtų patogu pakirtus sugriebti žuvį. Čia tokia paprasta viršūnėlė, ant kurios prisiriša valas. Dabar žvejosiu 6 metrų sportinę meškerę. Jeigu vėjas būna tiesiai į krantą, tai tada
galima panaudoti baloninę meškerę su kiek sunkesniais švineliais ir plūdė. Pastoviai pašeriam, kad ten būtų debesėlis. Žvejojant upėse, tai galima paprasčiausiai įsibristi, kiek sujaukti dugną, pasikelia smėliukas ir aukšlytės priplaukia vat į tą smėliuką ten gaudyti, kas sukelta. Tai vaikystėje iš viso būdavo 1,5 metro meškerė, įsibrendi ir grinai ten po kojomis gaudai. Pašarui tinka birūs pašarai, gali tai būti paprasčiausi duonos džiūvėsėliai. Svarbu, kad jie kuo ilgiau neskęstų, yra specialūs sklandantys pašarai. Ir padarom taip, kad nebūtų labai jau skystas, kad jis toksai būtų suspaudus, sukietėtų, bet jau kai jisai metamas ir trenkėsi į vandens paviršių, kad jis subirėtų. Ir tokie vat trupinėliai birūs. Aukšlio žvejyba labai vysto reakciją. Reikia suspėti pakirsti, jinai dažnai neužsikerta, staigus jos griebimas. Velka pagauta tą grobį į šoną, turi pamatyti tą momentą, pakirsti, nes kai pajaučia, kad kažkas tai ne taip, jinai dažnai labai ir spjauna. Būna, kad ir užsikerta pati ir pakankamai dažnai. Ir kas įdomiausia, tai kad kai tik tai pradedi žvejybą, tai tokios godžios jos būna. Matyt, alkanos, vat greitai tas alkanas išgaudai ir tada jau pasilieka gudresnės, kurios jau ten numušinėja musės lervą ir kibimą pamatyti sunkiau. Bet vis kartais atplaukia tų godžiųjų. Tai jau ten matai tik tai. Užmetei, tai kablių išplūdė šone. Galima paerzinti kiek aukšlę, jeigu nekimba, šiek tiek kilstelti. Tada nusileidęs masalas vėl sujuda, vėl interesą sukelia. Nes kabantis masalas aukšliai, aišku, jinai griebia ir kabantį masalą, bet daug labiau jai patinka, kai masalas juda. Kojytė. Tegul gyvena, kojytės didelės užauga. Jau kojos. Visai didelę pavyko pagauti, nesu sportinė, su dugninė meškerė. Netgi trejetą tokių, kad 3 beveik kilogramas. Kiek per arti nuo kranto, tai vat daugiau kimba kojytės ar raudės. Aukšlės kimba praktiškai visą šiltąjį sezoną. Nuo jau vandens sušilimo, dar kai žolės dar nebūna stipriai išlindę, iki jau vandens atšalimo, nors pats geriausias kibimas būna vasarą. Ir smagu pasėdėti su gražiais vaizdais, šiltai ir tų uodų mažiau būna. Kimba praktiškai visą dieną, bet geriausias, kiek man teko gaudyti, tai geriausias kibimas būna jau prieš saulį leidžiantis, kai matai tokį kito kranto horizontą, dar plūdę kažkiek tai matai ir ten tos tada aukšlytės darbuojasi. Jeigu vienam gylyje nekimba, reikia bandyti. Kitur būna taip, kad jos
nelaksto po visus vandens sluoksnius. Viskas kimba, tik ne aukšlės. Pagaunam kiek kokie 20 cm nuo aukšlės, nes jinai labai spurda ir dažniausiai nusispurda. Šita žvejyba aukšlių tokia įdomi, kad jinai priešinasi, tai nerealiai pačioj pradžioj traukia, atrodo, kad didžiulę koją traukia, kokią puskilio vos ne. Ir svarbu, kad būtų patogu tinklelis, kad būtų galima įmesti. Aukšlė nėra, kad būtų labai skani žuvis, tokia lėkštoka jinai yra. Dėl to kažkokių gurmaniškų patiekalų iš jos neišeina padaryti, nelabai jinai ir marinuot skani, bet iš jos galima padaryti labai skanius čipsus. Reikėtų keptuvėje įkaitinti aliejaus ir aliejaus, kad jau būtų pakankamai daug, vos ne kaip fritiūrinti. Ten koks pusę centimetras aliejaus. Gerai įkaitinti tą aliejų, dedam aukšlę išdorotą, galima su gaulo, bet kad žiaunos būtų išimtos. Ir kažkur tai vieną pusę apie minutę, dvi priklausomai nuo aukšlės dydžio ir kitą pusę. Taip išverdame kraštame aliejuje, dedam ant popierinio rankšluosčio, nusausinam ir gaunasi čipsai, kuriuos labai mėgsta vaikai. Kaip matot, aukšlių žvejyba labai paprasta, smagi. Jeigu patiko, spauskite like. Nusimato Norvegija, Norvegijos kelionės. Dėl to dešinėje pusėje prenumeratos mygtukas spauskit, nes Norvegijos kelioniai turim įdomių naujienų. Na ir ačiū, kad žiūrėjot. Iki.